Sveiki visi, jau nenumaldomai artėja didžiosios metų šventės. O kad jų neprailgtų laukti, aš visada kaip vaikas nekantrauju gauti savo advento kalendorių. Nežinau kaip jūs, bet aš visada turėjau slaptą norą išpakuoti visą advento kalendorių per vieną kartą. Taram! Tai ir ketinu šiandien padaryti. Mano rankose Eurokosminis grožio advento kalendorius iš Eurokos. Jau esu tokį turėjusi ir turiu pastebėti, kad jie visada išsiskiria savo produktų įvairovę bei kokybę. Taigi, nekantrauju pasižiūrėti, kągi šiemet Eurokos paruošė grožio adventui. Taip, pirmas daiktas yra Masaki Snow and Grows kvapusis vanduo 10 ml. Masaki yra prancūzo ir japono sukurtas prekės ženklas. Vien iš to aišku, kad bus nenuobodu ir gerai. Šiaip Masaki kvepalų buteliukai yra labai įdomios dėlionės primenančios formos. Jos yra įkvėptos kelionių, draugysčių, įvairių patirčių, kurias kaip žmogaus gyvenime sudėjus į vieną dėlionę gautumėm unikalų paveikslą. Pabandykime šį kvapą. Tai yra gėlių šeimos kvapas, kvepia švara, gaiva ir gėlėmis. Antra prekė yra Kinesenses antioksidacinis šampūnas dažytiems plaukams. Kinesenses tai yra prekės ženklas, kuris pradėjo gaminti plaukų dažymui skirtas priemonės dar prieš Jėzų Kristų. Šiai dienai ši įmonė specializuojasi profesionalioje plaukų priežiūros priemonių gamyboje. Visos puikiai suprantame, kad kokiu būdu bedažytumėte plaukus ar profesionaliame salone su visomis apsaugomis ar kažkokiu baisiu būdu namuose, tačiau plaukas vis tiek liks šiek tiek bent jau pažeistas ir jį reikės intensyviai prižiūrėti bei maitinti. Taigi šiuo tikslu reikėtų naudoti dažytiems plaukams skirtas priemonės, tačiau visi puikiai supranta, kad tai, kas tinka dažytiems plaukams, tikrai tiks ir nedažytiems plaukams ir niekada nepamaišys papildomas maitinimas ir intensyvi plaukų priežiūra. Matau džiuginantį mane prekės ženklą Yves Rocher, kuris yra sukurtas Prancūzijoje ir įkvėptas nuostabios Prancūzijos gamtos. Šis gamintojas labai griežtai kontroliuoja savo gaminamų produktų kokybę. Tuo tikrai nekartą esu pati įsitikinusi. Ir mano rankose yra Yves Rocher micelinis vanduo 2 viename. Tai reiškia, kad jis yra skirtas akių ir veido makiažui nuvalyti. Ketvirtas langelis. Tai čia matau kaktusus. Taip, tai yra kaktusų drėkinamoji želė, drėkinamoji ir maitinanti želė. Štai tai yra korėjiečių prekės ženklas Jada. Ši želė yra skirta atgaivinti sudirgusią odą, pavyzdžiui, po deginimosi arba po skutimosi. Žodžiu, jeigu jaučiate nemalonų odos tempimą ar žinote, kad tikrai buvo kažkas daryta odai neigiamas poveikis, tai pabandau aš jį pasitepti. Tiesiog žinokit, kaip vanduo, jisai visiškai lengvai skirstosi. Primena kūno želės su aloje, kurios taip pat yra skirtos pažeistai odai ir užtepus tas priemonės tikrai nelieka jokio sunkumo, bet susidaro jausmas, kad ant odos lyg kažkokia apsauginė plėvelė. Tai būtent šita plėvelė, jinai ramina odą ir neduoda jai tiesioginio kontakto su aplinka. Tai reiškia, kad jau aplinka nebedirgins daugiau jūsų odos. Tikrai visada rekomenduoju turėti tokio tipo priemonę savo krepšelėje. Penkta diena. Taip,
matau tautelę. Aha, taip įdomiai, never been kissed. Mano laikais tai būdavo kiss me baby one more time. Ar kažkaip panašiai? Na, bet žodžiu, čia yra lūpas nušveičiantis ir pamaitinantis lūpų serumas su vitaminais ir vaisių enzimais. Iš tiesų neturiu supratimo, kas tie enzimai, bet įsivaizduoju, kad tai turbūt yra iš vaisių išgauta rūgštis, kuri padeda pašalinti negyvas odos ląsteles nuo lūpų. Ir taip pat parašyta, kad šis serumas turėtų kvepėti ananasais. Taip, tai ši priemonė tikrai neturi jokių abrazyvinių dalelių, todėl turėtų švelniai nuvalyti lūpas. Labai naudinga tokią priemonę panaudoti prieš darant makiažą, jeigu norite užsitepti matinius lūpų dažus. Taip pat naudokite šią priemonę, jeigu jūsų lūpų oda šerpetoja, tačiau tikrai nepersistenkite ne dažniau negu kartą per savaitę, nes galite pažeisti natūralų odos apsauginį barjerą ir jeigu jums karto per savaitę neužtenka, reiškia yra kažkokių gilesnių problemų. Tai mityba, nepakankamai išgertas vandens kiekis, nepakanka vitaminų, jūsų oda labai jautriai reaguoja į šaltį, sausą orą ar tiesiog jūsų tokia genetika. Tai maitinkite savo lūpas iš vidaus ir iš išorės, bet nešveiskite jos su panašiomis priemonėmis. Šeštame langelyje matau jau Essence prekės ženklą, tai yra antakių želė tušas. Šita antakių želė yra ypatinga tuo, kad jinai turi mikroplaušelių, kurie užpildo antakiuose tarpus. Moteris žinom, kad tokių tarpų atsiranda. Ir taip ganėtinai lengvai paryškiname savo antakius bei užpildome trūkstamas vietas. Jau matau, kad tai yra mano mėgstamas Yves Rocher prekės ženklas, tačiau šį kartą tai yra absoliučiai bazinė priemonė, kurios reikia visiems. Tai yra vonios ir dušo želė. Vonios ir dušo želė skiriasi nuo paprastos dušo želės tuo, kad jos reikia tikrai nedidelio kiekio ir nuo sąlyčio su vandeniu šita želė tampa putomis. Tai tikrai labai maloni naudoti priemonė. Ir tai yra laukinių jūrų dumblių linija. Labai rafinuotas kvapas ir iš karto mintimis nukelia į Kroatiją, kuri garsėja savo sūriu, skaidriu, žydru vandeniu ir labai tikra saulė. 8 dieną randu Birė Belapierre makiažą fiksuojančią pudrą. Tuoj parodysiu. Ji atrodo balta, tačiau iš tiesų ji yra permatoma. Ir žmonėms, kurie neįtin domisi makiažu, šita priemonė turėtų atrodyti kaip mažiausiai naudingas daiktas pasaulyje. Matote, jinai nepalieka jokios spalvos. Galėtumėte pasakyti... Gal jums už šitą nematomą pudrą reikėtų sumokėti nematomais pinigais? Bet iš tiesų tai yra itin naudinga priemonė, kurią verta turėti savo kosmetinėje. Naudokite ją fiksuojant makiažą ilgesniam laikui, pavyzdžiui, vakarėlį. Arba jeigu jūs turite riebę ar mišrią odą, bei nuolat pastebite, kad laikui bėgant jūsų makiažas subėga į raukšleles, užfiksavus makiažą skaidrę pudrą, ši problema turėtų išsispręsti arba bent jau ženkliai sumažėti. Kągi mes čia turime? Taip, tai yra Jonzak micelinis vanduo riebiai odai. Jonzak išsiskiria savo ekologiškomis ir hipoalerginėmis prekėmis, kurios yra skirtos jautrią odą turintiems žmonėms.
Tie, kas susiduria su panašiomis problemomis, tikrai supranta, apie ką aš kalbu ir žino populiariausius brandus bei jų kainas, taigi Jonzak yra puikia alternatyva už išmanę kainą. Devintajame langelėje randu kūno dulksną Sau. Tai saldus vaisių aromatas, bet iš giliai jaučiu atsiskleidžiant anyžių. Tai tikrai suteikia šitam kvapui rafinuotumo ir subtilumo. Man labai patinka, kai kvepalai nėra lėkšti ar banalūs. O panaudoti anyžių tokio tipo kvepalams, sakyčiau, yra ganėtinai drąsu. Šiaip, jeigu ketinate keliauti atostogų į šiltuosius kraštus, tikrai rekomenduočiau pasimti būtent kūno dulksną, nes jį puikiai atgaivina ir taip pat suteikia kūnui aromatą, kuris nėra įkyrus, tačiau sukuria pakankamai malonų aromatą šleifą. 11 langelėje matau juodą priemonę. Juoda spalva man visada simbolizuoja, kad čia bus rimti reikalai. Taigi, tai yra Farmstay prekės ženklo Premium paakių serumas Black Snail. Taip, parašyta, kad jisai šviesina ir stangrina paakių odą. Ir labai įdomu, taip, būtent čia yra 3 metaliniai rutuliukai, kurie atgaivina jūsų paakių odą bei padeda sumažinti paburkimą. Šiek tiek plačiau apie juodą spalvą, taigi šitame produkte yra juodųjų sraigių ekstrakto ir niacinamido. Juodųjų sraigių ekstraktas skatina kolageno ir elastino gamybą, o niacinamidas yra B3 vitamino rūšis, kuri padeda stangrinti ir lyginti odą. 12 langelėje randu Odd Biking Style Thickening plaukų kremą. Tai yra plaukų stilizavimui skirta priemonė, kuri suteikia plaukams apimties, palengvina jūsų plaukų formavimą ir apsaugo plaukus nuo neigiamo karščio poveikio. Šitą priemonę reikia tepti ant drėgnų plaukų ir tada toliau jau formuoti norimą šukuoseną. 13 dieną matau su nieko nesumaišomą buteliuką, tai yra lūpų priemonė Lip Gloss iš prekės ženklo Revolution. Tuoj aš jį pabandysiu panaudoti. Tiems, kas nežino, aš gyvenu Kaune, o Kaune yra nelegalu turėti mažas lūpas, todėl tie, kas turi mažas lūpas, jau žino, ką reikia daryti. Juokauju. Blizgesys akivaizdus, bet kas svarbu paminėti, kad tikrai nėra jokio lipnumo efekto. Ir manau, dar geriau jausčiausi, jeigu prieš tai nebūčiau pasidažiusi lūpų ir drąsiai jį naudosiu kasdieną. Keturioliktame langelėje matau kažką didelio ir įdomaus, o taip. Tai yra I Love prekės ženklo rožinio molio lakštinė veido kaukė, pagaminta Jungtinėje karalystėje. Tai yra viskas, ką aš noriu žinoti apie šią veido kaukę, ji man jau patinka. Šiaip labai mėgstu lakštinės veido kaukės, nes tai yra tiesiog pats paprasčiausias namų spa ritualas veido odai. Jas naudoju bent kartą ar 2 per savaitę. Ir man šita kaukė jau patinka ir aš ją tikrai panaudosiu. 15 langelėje matau buteliuką. Pirmą pagalvojau, kad tai kremas, tačiau ne. Tai yra jau matyto prekės ženklo Kin Essences produktas, plaukų kaukė, papildantis jau mūsų matytą šampūną.
Šita kaukė yra skirta normaliems ir sausiems plaukams. Kaip žinote, yra 2 kaukių panaudojimo būdai. Pirmas būdas tai yra plaunant galvą, antras žingsnis užsitepti plaukų kaukę, palaikyti ją 5 minutes ir nuplauti. Kitas būdas yra užsitepti plaukų kaukę ant sausų plaukų ir palaikyti ją apie pusvalandį. Taip ilgiau pamaitinsite plaukus ir gausite stipresnį, ilgalaikiškesnį efektą. Keliaujam toliau. 16 langelyje dar vienas juodas produktas, OTI prekės ženklas iš Korėjos. Beje, kaip atpažinti korėjiečių prekės ženklas, iš nugarėlėje parašytų ingredientų, kurių neįmanoma suprasti. Taigi, tai yra veido serumas skirtas brandžiai odai, jis padeda sumažinti paburkimą ir tamsius ratilus po akimis. Sudėtyje yra sraigių sekretų filtrato iš didžiosios juodosios sraigės, juodosios arbatos bei juodosios žievės. Šiaip korėjiečiai garsėja tuo, kad jie savo kosmetikoje naudoja pačius stipriausius ir efektyviausius ingredientus iš gamtos. 17 langelyje matome kažką rožinio ir mergaitišką. Taip, tai yra Gosh Catchy Eyes Mini Size tušas. Gosh yra prekės ženklas iš Danijos, kuris gamina savo grožio priemonės pasitelkdamas naujausias technologijas, taigi kokybė nebejotinai yra itin aukšta. Na ir čia mes matome visiškai tobulą tušo šepetėlį. Man labai patinka tokio tipo silikoniniai, miniatiūriniai tušo šepetėliai, nes visų pirma, toms moterims, kurių yra trumpos blakstienos, jis jų nesulipina, labai gražiai atskiria, bet ko jis nedaro, tai nepripiešia jūsų viršutinės voko linijos. Taigi tikrai rašau 10 balų šitam tušui. Ir dar kas yra itin svarbu, kad Gosh produkcija tinka jautrią odą ir jautres akis turinčioms moterims. Tai reiškia, jeigu jūsų yra jautrios akys, visada drąsiai rinkitės Gosh tušus. 18 langelėje matau dar vieną Yves Rocher produktą. Taip, tai yra plaukų balzamas sausiems ir garbanotiems plaukams. Jo sudėtyje yra kokosų aliejus, kas jau skamba gerai. Šita priemonė yra nenuplaunama, ją galima naudoti kaip plaukų kaukę. Užsitepkite reikiamą produkto kiekį ant plaukų ir palikite bent 8 valandoms. Plaukai bus švelnesni, elastingesni ir daug lengviau šukuosis. 19 langelyje yra visiškas lietuviškos kosmetikos pasididžiavimas, prekės ženklas Margarita. Ir šiame kalendoriuje jie paslėpė rankų kremą. Tai yra visiškas must have žiemos laikotarpiu, taigi tikrai drąsiai turėkite jį, naudokite, tai yra pilno dydžio pakuotė. Ir labai įdomus faktas, kad būtent rankų kremas yra dažniausiai naudojama kosmetikos priemonė tarp vyrų, taigi šią priemonę galėsite pasidalinti ir su savo mylimais vyrais. 20 langelyje dar vienas Jonzak produktas, tai yra drėkinamasis ir maitinamasis kremas normalią ir mišrią odą turintiems žmonėms. Na, tiesiog apie kremus daugiau nėra ką pasakyti, tai yra elementarus skincare rutinos žingsnis. Kasgi čia? Tai yra pati mieliausia pakuotė, kurią esu mačius. Man jinai primena Mikę pūkuotuką. Manau, jis viską atiduotų, kad gautų šitą puodynėlę.
Aišku, jūs tikėtųsi ten rasti medaus, bet tai yra lūpų balzamas. Pasižiūrėkite, kaip skaniai atrodo. Tikrai verta nešioti savo rankinuke, nes šitas daiktelis praskaidrins jūsų dieną. Čia tęsiant temą apie besišerpetojančias lūpas, štai va tokias priemonės tikrai verta naudoti kasdieną ir ne po vieną kartą per dieną. Saugokite savo lūpas nuo šalčio, nuo išsausėjimo ir pamaitinkite jas nuolat. Vienintelis dalykas, kas man nepatinka tokio tipo produktuose, kad juos reikia naudoti merkiant pirštą į šitą buteliuką ir kada jau jo yra mažiau, nuolat prilenda produkto po nagais ir aš tikrai negaliu šito jausmo pakęsti, bet dėl šitos pakuotės tikrai verta numoti ranką į bet kokius nepatogumus. Kasgi čia blizga? Bus koks nagų lakas? Ne, negaliu patikėti. Tai yra produktas, apie kurį svajojau ir varvinau seilę visą vasarą, bet analogiškas produktas, kurį turiu savo spintoje, vis niekaip nepasibaigė ir štai dabar turėsiu progą jį tiesiog išbandyti. Tai yra Nuxe sausasis kūno, veido ir plaukų aliejus, kuris be viso ko dar ir turi blizgėti. Tuoj mes ir išbandysim. Nuxe yra prancūzų prekės ženklas, taip pat išsiskiriantis aukšta savo produktų kokybė. Nagi. Taip, akivaizdu, kad tai yra visiškai subtilus švytėjimas, suteikiantis odai gaivumo ir sveikumo įspūdį. Taigi įsivaizduokite vasarą, kada oda šiek tiek įdega, žinoma, nuo deginimosi oda šiek tiek išsausėja ir mes naudojame priemonės odai pamaitinti, atgaivinti, o čia gaunate efektą 2 viename, tai reiškia jūs pamaitinate savo veido odą, sukuriate apsauginį barjerą, bet ir dar sukuriate odai švytėjimo įspūdį. Tiesiog negalėčiau sugalvoti tobuliau. Jau judame prie pabaigos. 23-ame langelėje randu Some by Me beta pantenolio atkuriamąjį kremą. Jis pasižymi savo ypatingų drėkinimo bei apsauginio odos barjero atkūrimo savybėmis. Tai jeigu dėl kažkokių priežasčių jūsų apsauginis odos barjeras yra pažeistas, labai rekomenduoju naudoti šią korėjiečių Some by Me produktų liniją. Beje, šio prekės ženklo produktai turi vieną labai išmanę savybę. Tai reiškia, linija skirta vienai ar kitai problemai spręsti turi vienodos spalvos pakuotės. Tai šios linijos visos pakuotės yra mėlynos, pamatysite štai čia paveikslėlyje, ir tiesiog labai lengva yra susirinkti visas priemonės, kurias galėtumėte naudoti savo veido odos priežiūros rutinoje. Taradadam, tadam, paskutinė diena, visi ruošiasi kūčiom, pjaustom mišraines, o mes atidarinėjame savo grožio kalendorių ir randame čia net 2 produktus. Pradėsiu nuo šio. Tai yra Essence Beauty Sleep serumas. Essence prekės ženklas yra daugiau skirtas jaunimui, jaunai ir dažnai jautriai odai. Jeigu kamuoja mokslai arba užsiemate aktyvę veiklą, veidas bus pirmas veidrodis, kuris parodys, kiek ir kaip jūs ilsitės. Veidrodėlį, veidrodėlį, kas gražiausia iš visų? Taigi, jeigu nepakankamai pailsėjote, veidas jūs išduos pirmas. Taigi, šią priemonę galite naudoti kaip naktinę veido kaukę. Užsitepkite šio serumo prieš naktį ir jūsų veido oda ilsėsis bei bus maitinama tuo pačiu metu. Antra prekė tai yra Jack Batini Velvet kvapas. Jack Batini nėra premium prekės ženklas, tačiau labai dažnai
nišinių kvepalų butikose, nesakysiu garsiai kuriuose, labai dažnai yra prasilenkiama su logika kalbant apie kainas, o geri kvepalai nebūtinai yra brangus kvepalai ir atvirkščiai, brangus kvepalai nebūtinai yra geri kvepalai. Todėl drąsiai eksperimentuokite ir ieškokite jums tinkančio bei patinkančio unikalaus kvapo, kad ir, pavyzdžiui, dabar užuodžiu vanilę, karamelę ir turbūt citrusus. Kągi, įgyvendinau savo slaptą svajonę, atidariau visą kalendorių per vieną kartą ir noriu rezumuoti, kągi aš čia radau. Tai pradėsiu nuo dekoratyvinės kosmetikos, tai yra antakių ir blakstienų tušas, taip pat makiažą fiksuojanti permatoma biri pudra ir būtina priemonė naudoti kiekvieną kartą, kai naudojate makiažą, tai yra dienos pabaigoje jį nusivalyti jums tinkančią ir patinkančią priemonę. Kūno priežiūros linija, tai yra Must Have rankų kremas, pirmoji pagalba sudirgus odai ir grožio deivės slaptasis ingredientas, švytintis veido, kūno ir plaukų aliejus. Toliau visas arsenalas veido priežiūros priemonių, tai yra 2 veido kremai, vienas skirtas normaliai bei sausai veido odai, kitas yra skirtas probleminiai pažeistai veido odai. Taip pat serumai, paakių serumas, brandžiai odai skirtas serumas ir jaunatviškai odai skirtas naktinis serumas veido kaukė. Ir taip pat visiškas malonumas namų spa yra lakštinė veido kaukė. Lūpų priežiūros trio, lūpų balzamas, negyvas odeles pašalinantis ir maitinantis serumas, bei kiekvienai kaunietei būtinas lūpų blizgis. Visa plaukų priežiūros rutina tai yra šampūnas, nuplaunama kaukė, nenuplaunama kaukė ir plaukų stilizavimo priemonė. Na ir šią grožio fiestą užbaigiantis akordas tai yra kvapai, Masaki kvapusis vanduo, Jack Batini kvapusis vanduo ir Sau kūno dulksna. Eurokos 2024 metų grožio advento kalendorius dar kartą viršijo mano lūkesčius. Nenuostabu, kad jį išperka dar net neprasidėjus adventui. Šio kalendoriaus kaina yra 36,90 € ir tai yra tikrai draugiška kaina, bet galiu pasakyti jums paslaptį. Greitai bus nuolaidos. Jeigu peržiūrėte šį video, tikiuosi jums patiko, linkiu jaukių ir linksmų švenčių.